Žinot, kas mane visada stebina santykių temoj, kai į mane kreipiasi žmonės niekad nerandantys santykių, niekaip nesugebantys užmegzti pažinties, niekaip nesugebantys išlaikyti to santykio ilgiau, yra jų lūkesčių ir reikalavimų sąrašas tam jau tobulam partneriui. Turėjau klientę, su kuria intensyviai dirbam ir dalykai keičiasi, bet kai jinai atėjo pas mane ir jinai man pradėjo vardinti, kas yra jos sąraše, kokio jinai partnerio nori. Pagal ją tas žmogus turėjo būti ne mažiau 1,90 m, pasportavęs, turėjau turėti tam tikros markės mašiną, turėjau turėti tam tikrą darbą, būtinai nepraplikęs, būtinai susitvarkęs, būtinai stilingas, būtinai gyvenantis aktyvų gyvenimo būdą, būtinai keliaujantis bent, man atrodo, 4 ar 5 kartus per metus. Nu, žodžiu, ten sąrašas beribis ir aš taip klausau ir visi tie kriterijai yra, spėkit apie ką? Apie viską, bet ne apie tai, kas yra iš tikrųjų svarbu santykiuose, nes dažnai žmonės prisižiūrėję visokiausių ten filmų, serialų, instagramų, tobulybių ir taip toliau, susikuria iliuziją, kad partnerį galima užsisakyti kaip, nu, internetinėje parduotuvėje. Aš tiesiog suvesiu savo pageidavimų koncertą ir man atsiųs į paštomatą va tą mano svajonių partnerį. Bet dėja, visi tie tokie lūkesčiai, kad aš ieškau pono ar ponios tobulybės, jie, nu, neveikia ir jūs į sveikus santykius netves, nes sveikų ilgalaikių santykių pamatas yra vertybės. Kas iš tos tobulos išvaizdos, kas iš tų pinigų, kas iš tų tobulų automobilių ir taip toliau, jeigu žmogus, pavyzdžiui, visiškai nenori šeimos arba visiškai nenori įsipareigoti arba visiškai nemano, kad sąžiningumas, empatija, nuoširdumas ir taip toliau yra svarbu gyvenime. Kas iš to, jeigu jisai yra toks žmogus, kuris yra didelis egoistas, galbūt net narcizas šiek tiek. Duosiu tokią paslaptį. Tie, kurie turi ilgiausią reikalavimų sąrašą ir tas sąrašas yra labiausiai susijęs su išvaizda, statusu, pinigais ir taip toliau, tie žmonės dažnai turi labai žemą savivertę, nes jie tikisi, kad vat kažkoks parodinis trofėjinis partneris pakels ir jų, na, vadinamą prabą. Tai susimąstykit.